Kaip atrodys 2024 metai iš investicijų pusės? Ar pinigai ir toliau brangs, ar palūkanų normos bus mažinamos? Kiek reali yra recesijos tikimybė? Kad ši žinutė pasiektų kuo daugiau žmonių, spausk patiktuką ir važiuojam į apžvalgą. Atsukam laikrodį į 2020 metus. Atsitikus COVID-ui, valstybės pasirinko šią problemą spręsti per pinigų spausdinimą. Na ir kiek pinigų iš viso buvo prispausdinta? Taigi 2022 metų rugpjūtį pinigų kiekis eurozonoje pasiekė beveik 12 trilijonų eurų ribą. Jeigu pasižiūrėsime nuo pinigų pradžios spausdinimo COVID-ui spręsti 2020 metais, per 2,5 metų pinigų kiekis eurozonoje išaugo 3 trilijonais eurų. Tai reiškia, kad nuo buvusių 9 trilijonų iki to laikotarpio, per šitą laikotarpį pinigų kiekis rinkoje paaugo 30%. Jeigu žiūrėtumėm anksčiau, tokiam pačiam pinigų kiekiui 3 trilijonams atspausdinti prireikė netgi 5 metų. Taigi čia galime matyti, kad apie 2015 metus mes turime 6 trilijonus eurų rinkoje ir maždaug 2020 turime apie 9 trilijonus. Taigi reiškia, tokiam pačiam pinigų kiekiu atspausdinti reikėjo 2 kartus ilgesnio laikotarpio. Jeigu žiūrėtumėm dar anksčiau, 3 trilijonai buvo apie 2005 metus, 6 trilijonai buvo 2015 metais. Taigi 10 metų laikotarpis tokiam pačiam pinigų kiekiu atspausdinti. Palyginimui paimkime Jungtinių valstijų pinigų spausdinimo grafiką ir čia vaizdas yra dar įdomesnis. Pinigų kiekis auga tiesiog 90 laipsnių kampu, va tokia tiesia kreivė. Ir jeigu žiūrėsim nuo 2020 metais esančių maždaug 4,8 trilijonų Jungtinių valstijų dolerių rinkoje, tai 2022 kovą mes turime 20 su viršum trilijonų Jungtinių valstijų dolerių rinkoje. Taigi pinigų kiekis per 2,5 metų paaugo daugiau negu 4 kartais. Kodėl apie tai svarbu kalbėti, kai mes kalbėsim apie padarinius, to viskas bus aiškiau. Kaip toks pinigų kiekis atrodo vizualiai? Jeigu nukeliautume atgal 1 milijardą sekundžių, atsidurtume 1992 metuose. Jeigu nukeliautume atgal 1 trilijoną sekundžių, atsidurtume 29 686 metai prieš Kristų ir turėtume galimybę pabendrauti su pirmais žmonėmis Airijoje. Tai kokios yra tokio pinigų kiekio spausdinimo pasekmės? Lietuvoje infliacija šoko virš 20%, to Lietuva nematė per praėjusius 20 metų. Jungtinėse Amerikos valstijose infliacija pasiekė virš 8% ribą ir to viena stipriausių pasaulio ekonomikų nematė beveik 50 metų. Tai kalbant apie eurozoną, kiek prekių ir paslaugų buvo sukurta per praėjusį laikotarpį. 2020 metais prasidėjus COVID-ui turėjome ženklų kritimą bendro vidaus produkto, po to turėjome augimą, bet visa tai svyravo 15% rėžiuose. O jeigu prisiminsime, kiek pinigų buvo prispausdinta, tai bendra kreivė buvo tik tai auganti. O remiantis pasiūlos ir paklausos dėsnių, prekių ir paslaugų kainos augo, o pinigų vertė krito, nes paprasčiausiai nebuvo sukuriama tiek prekių ir paslaugų, kiek buvo pinigų rinkoje. Taigi tai privedė prie sprendimo didinti tarpbankinės palūkanų normas, vadinamas Euriboru, tam, kad ištraukti pinigus iš ekonomikų. Taigi čia matome 3, 6 ir 12 mėnesių Euriborą ir kas turite bet kokią paskolą, tai tikrai pajautėte reikšmingus įmokų padidėjimus. Taigi gruodžio 5 dienos duomenimis 3, 6 ir 12 mėnesių Euriborai yra štai tokie. Jeigu žiūrėsime, kada paskutinį kartą tokie brangus pinigai buvo, taigi laiką turėtume atsukti maždaug iki 2008 metų lapkričio mėnesio. Tai kad būtų paprasčiau suprasti, pateiksiu pavyzdį per savo būsto paskolą. 2020 metais buvo įsigyta būsto paskola su 2% marža. Tuo metu Euriboras buvo nulinis ir būsto kredito įmoka buvo 320 eurų. Su dabartinio Euriboro
pakilimu įmoka pakilo iki 498 eurų. Taigi tai sudaro 178 eurų skirtumą per mėnesį, kas gaunasi 2136 eurų skirtumas per metus. Ką tai duoda verslams ir ką tai duoda paprastam žmogui? Verslus tai veda prie masinių atleidimų. Europoje dar šis rodiklis nėra labai ryškus, tačiau didžiausios pasaulinės Jungtinių valstijų kompanijos kaip Facebookas, Google'as, Amazonas atleido virš 100 000 darbuotojų. Tai didina nedarbo lygį, kas gali būti kaip vienas iš recesijos simptomų. Ką tai duoda paprastam žmogui? Bet koks kreditas pabrangsta. Būsto, automobilio, kreditinės kortelės ir tai mažina vartojimą. Apskritai, kalbant apie nekilnojamą turtą, tai naujai ateinantys žmonės įsigyti nekilnojamą turtą nelabai gali mokėti pakilusių būsto kredito įmokų. Tie, kurie turi jau būsto kreditą, jeigu jie neįvertino įmokos padidėjimo, turi arba parduoti nekilnojamą turtą galbūt su nuostoliu, arba visiškai mažinti vartojimą ir dengti būsto kreditą. Taigi čia gaunasi toks kaip užburtas ratas, kad visi pinigai yra išsiurbiami iš kiekvieno vartotojo per būsto kredito įmokas, tačiau į vartojimą tų pinigų nueina galbūt tik būtiniesiam poreikiam patenkinti. Taigi iš to gaunasi, kad kiekvienas žmogus individualiai mažiau skolinasi, mažiau išleidžia, mažiau vartoja, mažiau investuoja ir tai veda prie lėtėjančios ekonomikos. Lėtėjanti ekonomika veda prie recesijos. Taigi suprasti pačiai logikai palūkanų didinimo, iš vienos pusės tai yra įrankis surinkti pinigus iš rinkos, taip mažinant infliaciją, iš kitos pusės tai veda prie masinių atleidimų, prie mažesnio vartojimo, prie fizinių bankrotų. Ir šitoje vietoje centrinis bankas ką daro? Pakelia per 0,5%, per 0,25% palūkanas ir stebi, kas vyksta. Ar verslai dar gyvi, ar nepadaugėjo tų fizinių bankrotų, kaip yra su vartojimu. Žiūri, stebi, kad tai neprivestų prie recesijos. Tai kodėl tai yra svarbu investavimui? Pasižiūrėkim, kaip rinkos reaguoja į palūkanų normų pakelimus iš investicijų pusės. Taigi čia matome, kaip keitėsi palūkanų normų dydžiai Jungtinėse Amerikos valstijose per tam tikrą laikotarpį. Ir atkreipkim dėmesį, kad maždaug nuo 2009 metų iki 2016 palūkanų normos buvo nulinės. Ir šitoje vietoje nuo 2016 jos buvo padidinamos iki 2019 metų, kur tuo metu jos buvo aukščiausiame taške nuo 2009. Po to jos buvo vėl sumažintos iki nulio ir nuo 2022 metų iki šiandien jos kilo. Tai pasižiūrėsime keliais rėžiais nuo 2009 metų, kai buvo nulinės palūkanos, kaip rinkos važiavo, tada, kai jos buvo pakeltos ir tuomet 2022 metų pakelimas iki dabar. Taigi paėmiau Dow Jones indeksą, kuris matuoja pramonę Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai dabar žiūrint į grafiką, matome 2018 metais, kada jau buvo pradėtos didinti palūkanos, jau turėjome reikšmingą kritimą ir su šiokia tokia turbulencija 2019 metais turėjome tą patį tašką beveik kaip 2018. Esminė vieta čia yra tokia, kad palūkanos 2019 metais pasiekė piką ir čia mes turėjome nemenką kritimą. Jeigu žiūrėsime, šitame taške turime apie 27,5 tūkstančio punktų vertę, tai palūkanų normas pakėlus į aukščiausią tašką nuo 2009 metų turime kritimą iki maždaug 22,5 tūkstančio punktų. Ir tai sudaro apie 20% kritimą. Dabar jeigu žiūrėsim tolimesnį kritimą 2020 COVID-as, tai pažymėsiu tai, kad tai nėra susijęs su palūkanų normų pakelimu, nes tuo metu palūkanos nebuvo pakeltos. Tai yra COVID-as, ribojimai, pinigai rinkose cirkuliavo labai minimaliai. Į ką reikia atkreipti dėmesį, 2022 metais, kada indekso vertė buvo ties 37 maždaug tūkstančių punktų riba, tuo metu buvo pradėtos didinti tarpbankinės palūkanų normos. Ir vėlgi matosi šiokia tokia turbulencija, bet jeigu paimsime piką pačių palūkanų normų, taigi čia turime vertę nuo 37 tūkstančių maždaug
Čia turime vertę 28 tūkstančių punktų. Taigi čia turime netgi didesnį negu 20 procentų kritimą. Ir jeigu paimsime priešingai, kada, tarkime, COVID metu palūkanų normas buvo nulinės, tai čia matome niekada nematytą augimą. Jeigu pasižiūrėsime plačiau, platesnį grafiką, prisiminkime, kad 2009 metais kažkur palūkanos buvo ties nuliu. Ir šitoje vietoje matome pastovų augimą su tam tikrom turbulencijom iki to laikotarpio, kada palūkanos buvo vėl pradėtos didinti. Verta būtų paminėti, kad 2022 metais prasidėjus kariniams veiksmams Ukrainoje, taip pat pakilus energetinėms kainoms, rinkos galėjo kristi dar ir dėl to. Tačiau jeigu palyginsime, kad Jungtinės valstijos šiems veiksmams paaukojo 75 milijardus dolerių, tai lyginant su 1 trilijonu, tai sudaro tik apie 13 procentų jo vertės. Tai priminimui, kad Jungtinėse valstijose pinigų kiekis augo 4 kartus nuo maždaug 5 iki 20 trilijonų, kas yra 15 trilijonų skirtumas. Tai kokia bus pinigų politika 2024 metais? Kaip visą tai atsilieps investicijoms? Taigi remiantis FedWatch Tool įrankio duomenimis, šiandieninį atskaitos tašką turime 5,25–5,5% palūkanas. Tikimybė, kad jos dar būtų padidintos per gruodžio 13 susitikimą išlieka, tačiau, kaip galite matyti, ji yra itin maža. Tai dabar gera žinia ta, kad prognozuotojai teigia, kad antrojo ketvirčio pradžioje, tai yra gegužės mėnesį, tikimybė, kad jos bus mažinamos iki 5,25% išauga iki 44%. Jeigu žiūrėsime tolimesnės prognozės, tai 24 metų gruodžio 18 metų pabaigoje tikimybė, kad jos bus dar mažinamos, auga. Tik tai čia nėra labai vieningos nuomonės. Ir didžiausia tikimybė yra tikima 4,25% palūkanoms. Tai dabar kokia gera žinia yra mums, europiečiams, būtent lietuviams. Jeigu žiūrėsime į 6 ir 12 mėnesių euriborus, tai nuo maždaug rugsėjo 14 dienos šių metų jis visą laiką buvo virš 4%. Taigi jeigu paimsime ir pasižiūrėsime kreivę ir bendrą tendenciją, tai šiai dienai turime tikrai sumažėjimą ir 6 mėnesių yra 3,953, o 12 mėnesių yra 3,785. Taigi bendra tendencija rodo, kad pinigų atlaisvės. Istoriškai žiūrint, ir rinkos į palūkanų normų mažinimą reagavo pozityviai. Taigi jeigu nesam dar pradėję investuoti, galbūt dabar yra tinkamas metas susidėlioti tikslus, susidėlioti strategiją, susidėlioti planą, kaip pradėti investuoti atlaisvėjus pinigų. Kodėl manau, kad atlaisvėjusius pinigus vertėtų investuoti? Paliksiu jūs vieną mintimį, apie kurią norėčiau padiskutuoti komentaruose. Kai šiuo metu ekonomikose yra prispausdinta kartais daugiau pinigų negu buvo iki šiol, kai viskas įvyko taip greitai, ar įmanoma bus grįžti prie 2 procentų infliacijos, kurią turi užtikrinti centrinis bankas? Man peršasi tokia mintis, kad mes turėsime kažkokį tai infliacijos padidėjimą, šuolį, kai kainos nusistovės tiesiog viename taške ir jos bus tiesiog tokios priimtos. Tarkime, kad mes neinvestuojame ir infliacija nusistovi ne ties 2 procentais, o ties 5. Taigi kiekvienais metais mes prarandame nebe 2, o 5 procentus pinigų vertės, nors realiai to gal ir nepamatom. Tai šio mokesčio mes kaip ir nepastebime, tačiau ateityje sumokėsime labai brangiai už tai, kad neinvestavome, kai mūsų pajamos kris. Ką apie šią mintį manot jūs? Pasidalinkit komentaruose, padiskutuokim. O jeigu norėtum susitikti asmeniškai ir pasikalbėti būtent apie tavo situaciją, registracijos formą palieku aprašyme, užsiregistruok, pasikalbėkim apie tavo situaciją. Dabar ačiū, kad žiūrėjai ir iki kitų video.